knygučių, kurios nukreiptos į, reiškia, tokios buitinius, praktinius dalykus, bet kurios nukreiptos į tą vadinamą masę, tą yra valstiečius, kad juos padarytų susivokusiais ir pirmiausiai ne dėl vertybių, reiškia, sakykime, ne vertybių aplinkoje, bet pirmiausiai kasdieninio buitinio gyvenimo aplinkoje, kad atsirastų kažkoks supratimas, ką aš turiu daryti, kad tas rezultatas lengviau būtų pasiektas. Kaip bites užauginti, Daukantas tą dalyką jau darė, kaip mišką sodinti, kaip vieną ar kitą lauką arti, reiškia, tokias praktinės žinias. Jis buvo, kaip sakyt, žmogus, kuris suprato, kad darbą, ugdymo procesą reikia pradėti nuo to praktinio gyvenimo ir tai, kad tik tais susivokęs, kokiu būdu pasiekti tą rezultatą, po to gali būti žmogus ir, kaip sakyti, jau į aplinką orientuotas, suprasti, kad gali tada dalyką daryti ne vienas, kad gali daryti tą buities dalykus, tvarkyti, reiškia, pagalbą kaimynų, kas iš tikrųjų irgi buvo labai sudėtinga, nes prisiminkim, iš kokių laikų atėjo tas paprastas liaudės arba valstietis, reiškia, atėjo iš baudžiavos laikų, kai iš tikrųjų jam nereikėjo nieko galvoti, apart tai, kad buvo ponas, dvarininkas, kuris rūpinosi kuo, ir jo higiena, ir jo vaikų sveikata, kadangi jeigu vieni ponai dvarininkai žiūrėjo į valstiečius kaip į darbo jėgą, bet jie visiems žinojo, kad darbo jėgą reikia palaikyti, jos gyvasti. Netgi nemokėjo daugumas valstiečių, tie, kurie buvo baudžiauninkai, kaip ir dabar iš kolūkio išėję žmonės, tvarkyti ūkiškai. Petras Vileišis sakė, kad turtai nebūtinai veda prie laimės, kad tik išmintingų žmonių rankose turtai duoda jiems viršų ant daugelio aplinkybių. Petras Vileišis, techniškųjų mokslų žmogus, kaip ir kiti tautinio atgimimo veikėjai, suprato, jog atgimstančios Lietuvos žmogus turi remtis į praeities tradicijas, o ateitį kurti formuojant tautinio ūkio koncepciją. Be kultūros nebus nei verslininko, nei šviesaus ūkininko. Pozityvizmo ir romantizmo idėjų skleidėjas Petras Vileišis savo buvo iškėlęs tikslą – padėti formuotis naujos Lietuvos žmogui, atrasti jam kelią į sėkmę ir laimę. Konstruojant visuomenę, o ypač tas modernės visuomenės, atsiranda toks veiklos įvardymas kaip organinis darbas. Reiškia, ką ir darė jau, kaip sakiau, reiškia, Vileišis studentavimo metu. Reiškia, pirmiausia, reikia parengti sąlygas visuomeniai, kad ji galėtų tapti savarankišką. Tam dalykui reikia, kad ta visuomenė turėtų viską. Turėtų, reiškia, savo visuomenė, kaip, reiškia, kuris pretenduoja būti savarankiška. Savo, reiškia, organizaciją prekyboje, savo organizaciją kultūroje, savo organizaciją politikoje, savo organizaciją bendrai ekonominiam gyvenimui. O matomas pagrindas visuomenės funkcionavimo, kaip ir natūralu kapitalistinėje sistemoje, kuri buvo įgavusi didelius, reiškia, pagreičius XIX amžiai, ekonominis gyvenimas. 20 metų dirbęs geležinkelio tiesimo ir tiltų statybos darbus įvairiose Rusijos imperijos vietose, sukaupęs kapitalą, Petras Vileišis grįžo į Lietuvą. Jis jau buvo numatęs, kad tas lėšas panaudos daugiau tautiniai, o ne komerciniai veiklai. Gamyklą Vilniuje pastatė siekdamas burti Vilniuje lietuvių bendruomenę. Kaip sakė Tumas Vaižgantas, ne jam, Petrui Vileišiui, Vilija turėjo tarnauti, o kraštui. Kokie puikūs Vilniaus meistrų dirbiniai. O tie meistrai darbavosi vėlgi Petro Vileišio įkurtoje geležies dirbinių gamyklėlėje, kuri darė tiltams detalės, bet kartais tokius gražius dalykus. Ir vėlgi pasižiūrime į šitą gamyklėlę, į jos darbininkų sąrašus ir matome, kad ten daugiausiai lietuviškos pavardės. Ir inžinieriai, ir štai tarp inžinierių Steponas Kairys, vėlgi nepriklausomybės akto signataras. Gražiai pasakojama, kad iš dirbančių toje gamykloje būdavo reikalaujama tik dviejų dalykų. Pirmiausia, sąžiningai dirbti, po to Švento Mikalojaus bažnytėlėje lankyti sekmadieniais sumą. Nes buvo norima turėti bent vieną lietuvišką parapiją ir šitai buvo pasiekta. Vileišis gavo leidimą steigti Vilniuje ir pirmą lietuvišką knygyną, oficialiai vadinamą Vilniaus žinių knygynų. Kita Vileišio įmonė
tarnavusi lietuvybei, buvo jo 1904-aisiais įkurta spaustuvė. Čia buvo rengiamasi spausti pirmąjį lietuvių dienraštį. Ir tai nebuvo paprasta. Reikėjo rūpintis įranga, patalpomis, bendradarbiais. Likus mėnesiui iki pirmojo numerio išėjimo buvo išleistas toks reklaminis pranešimas, kuriame buvo rašoma, jog netrukus pradės iš Vilniaus eiti laikraštis visai Lietuvai, politikos, visuomenės, literatūros laikraštis. Ir tą pranešimą pasirašė Petras Vileišis ir jis tame pranešime yra akcentuojama, jog tai bus laikraštis ne kokiai vienai grupiai visuomenės ar luomui, bet tai bus visai tautai. Ta istorinė 1904 metų gruodžio 10 naktį spaustuvėje susirinko visi bendradarbiai. Ir labai gražiai ta naktis yra aprašyta Gabrielio Landsbergio Žemkalnio atsiminimuose. Sako, mes pirmojo numerio pasirodymo laukėme kaip iš skausmų ir kančių ir vargų gimstančio brangiausio kūdikio. Likimo ironija, tačiau Petras Vileišis tą naktį su jais nebuvo spaustuvėje, jisai sirgo ir bendradarbiai jam nuvežė pirmąjį numerį į namus, atspaudę ant šilko aukso raidėmis. Petro Vileišio Vilniuje įkurta metalo dirbinių gamykla, spaustuvė, knygynas, dienraščio redakcija buvo įstaigos, į kurias iš įvairių vietų susirinko nemažai lietuvių inteligentų. Reikšmingas Petro Vileišio susirašinėjimas su Jonu Basanavičiumi, gyvenusiu Bulgarijoje dėl jo grįžimo į Vilnių. Petras rūpinosi, kad į Vilnių atvyktų prityręs spaudos darbuotojas, buvęs Varpo ir ūkininko redaktorius Jonas Kriaučiūnas, jaunas, žymus tautinių minčių skleidėjas Povilas Višinskis. Apie Vilniaus žinias sukosi visas visuomeninis, politinis, kultūrinis Lietuvos gyvenimas. Būtent per Vilniaus žinias buvo sušauktas 1905 metų lietuvių suvažiavimas Vilniuje. Vilniaus žinios skleidė Lietuvos autonomijos idėją. Daug padėjo organizuojant, steigiant lietuvių dailės, lietuvių mokslo draugijas. Labai daug padarė mūsų bendrinės kalbos raidai ir plėtrai. Ir apskritai labai daug nuveikė kultūros labui ir aišku literatūros. Vilniaus žinių skiltyse išspausdinta virš 200 literatūros kūrinių, maždaug 130 originalių. Vilniaus žiniose savo kūrybą spausdino Vaižgantas, Jonas Biliūnas, Šatrijos ragana, Vaidilutė, Žemaitė, Gabrielė Petkevičaitė Bitė. Kritikos nėra daug, viena kita recenzija, keli diskusiniai straipsniai, tačiau Vilniaus žinios buvo atviros ir tradicinio realizmo šalininkams ir pirmiesiems modernistams ir todėl iš tikrųjų užfiksavo mums tą prasidėjusią meninę diferenciaciją. Vilniaus žinios skelbėsi nuolatos esančios visos visuomenės viršpartijinių dienraščių, tačiau iš tikrųjų viršpartijinių buvo tik Petras Vileišis, o visi kiti jie buvo užsikrėtę partinių idėjų bacilomis. Ir kaip prašė Juozas Tumas Vaižgantas, mums reikėjo politikos, o mūsų šefas kartojo, geriausia dabar politika, tai jokios politikos. Ponuliai, dirbkime tik kultūros ir ekonomijos darbą, o kai viso ko padaugės, tai ir politikos atsiras savaime. Vienas žymiausių lietuvių tautinio atgimimo atramų tapo Vilniaus didysis Seimas, kuriam kelią praskynė Petro Vileišio ir jo brolių Jono ir Antano lietuvybės akcijos. Pasvalio žemė, kaip pats prezidentas Grinius sakė, matyti yra tokia dosni, kad išaugino tiek tvirtų vyrų pasiryžusių lietuvybei. Bet Vileišiai vis tiek buvo tokia tvirčiausia šeima, kurie paukojo viską, kad ir savo turtą, ir savo idėjas, mintis, kad atkurti lietuvybę Vilniui. Tai viena, paskui valstybingumą, tokį tautinį, dorovinį auklėjimą. Jeigu mes tai pasigilintumėm, tai tikrai pamatai buvo labai tvirti pamatai. Petro Vileišio atsivežtas kapitalas į Vilnių ir tapęs tautinio darbo materialių pagrindų per 10 metų sutirpo. Skolos, lėšų stoka gerokai vargino Petrą Vileišį. Kaip jis pats rašė prisiminimuose, teko gyventi be pusryčių ir pietų, tik su sužėdėjusia duona. Netekęs lėšų, vėl ėmėsi statybos darbų ir tuo tikslu 1908-aisiais išvyko į Rusiją, vėliau
dirbo Užkaukazėje. Petro Vileišio visą laiką neapleido mintis vėl Vilniun grįžti ir suardytą darbą iš naujo pradėti. Į nepriklausomą Lietuvą Petras grįžo 1921-aisiais, jau 70 metų, gerokai pašlijusia sveikata, be turtų. Tautos reikalai rūpėjo ir senatvėje. Kaip patriotą jį neramino Lietuvos teritorinis vientisumas, Vilniaus ir Klaipėdos kraštų likimas. Didžiausiu Petro Vileišio turtu tapo giminės gyvybingumas. Likimas taip susiklostė, kad reikalingus darbus toliau tęsė jaunesnioji Vileišių giminės karta.